Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežias idėjos su Lidl mes įsikepsime šventinius blynelius. Pradžiai įsiplaksime 2 kiaušinius. Pilame pieną. Prikaistuvėje ištirpinsime sviestą. Sviestą įmaišome į masę. Kitame inde susimaišome miltus, pusę šaukštelio maistinės sodos, šaukštelis kepimo miltelių, keli šaukšteliai rudo cukraus, išmaišome, sumaišome su kiaušiniu ir pieno plakiniu. Paskutinis šių blynelių komponentas tai šilauogės. Indą statome į šaldytuvą pailsėti pusę valandos, kad išbrinktų mūsų miltai. Į įkaitintą keptuvę pilame aliejų ir kepame blynus. Kol blynai kepa, susiplakame grietinėlę. Įplaktą grietinėlę įmaišome šiek tiek klevų sirupo. Ant lėkštės išdėliojame blynus, dedame kelis šaukštus plaktos grietinėlės su klevų sirupu, pabarstome šilauogėmis, keli lapeliai mėtos. Mūsų šventiniai blyneliai jau paruošti, belieka jos paragauti. Šiandien tiek, na o su manim susitiksite šviežias idėjas su Lidl per TV3 ir TV8. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.